Kodėl sulaukęs Aisčių skambučio pasakė taip? Todėl, kad visų pirma pasirodė įdomus uždavinys, tai vis dėlto Lietuvos moterų krepšinio lygos komanda. Antra, tai gimtojo miesto komanda. Pats esu iš Kauno ir paprasčiausiai labai sudomino šitas pasiūlymas. Ar turėjote kažkokių planų grįžti į Lietuvos krepšinį ir viskas labai ekspromtu įvyko? Jų buvo visada. Ta prasme, noras pagal visada turėjau kontaktų čionais, jie niekada nenutrūko, lankydavausi įvairiose ir varžybose. Kad būtent išeis moterų lygoje, čia yra gal kažkoks ekspromtas, bet tame patirties irgi turiu, dėl to galų gale sutikau su šiuo pasiūlymu. Kaip palygintume darbą užsienyje ir čia? Man atrodo, trenerio darbas yra iš esmės labai panašus. Labai panašus iššūkiai, labai panašus uždaviniai. Didelių skirtumų negaliu pasakyti. Tikrai man atrodo, sakau, nesvarbu treneris su kokio lygio komandom dirba, jo uždaviniai lieka tie patys. Koks tas Lietuvos moterų krepšinis? Moterų krepšinis, žinoma, turi savų kažkokios specifikos, niuansų savų, bet vėlgi pasikartosiu, krepšinis yra, jisai visur daugiau mažiau tas pats. Gal šiek tiek krenta ikis, kadangi mūsų, pavyzdžiui, būtent Aisčių komanda yra sudaryta pagrindai iš jaunų žaidėjų. Galbūt matosi toks individualaus meistriškumo, sakykim, trūkumas, bet šiaip iš esmės didžiulio skirtumo nematau. Jau prakalbam apie aistės, kokios tos aistės ir kokios norite, kad būtų, ar yra didelis atotrūkis tarp tikslo ir dabartinės situacijos? Na taip, vizija žinoma, vizija yra gana tolima ir gal netgi 2 ar 3 sezonam į priekį, kadangi, kaip minėjau, tikrai jaunos žaidėjos. Yra, žinoma, laukia daug darbo, daug to, bet manau, ta vizija ir kelias yra dabar teisinga. Žinoma, žaidėjom tai irgi kažkoks naujas etapas ir galbūt nauji dalykai su naujų trenerių, kaip ir man, dar reikia ir įsivažiuoti ir susigyventi, taip sakant. Bet manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas. Dabar apie jūs patį, tapti krepšinio treneriu, šiai buvo jūsų svajonė? Taip, įvyko tikslingai ir studijavau Kauno kultūros akademijoje. Ir jau žaisdamas, jau galima sakyti, tam ruošiausi ir dar žaisdamas karjeros pabaigoje taip išėjo, kad ir žaidžiau ir pradėjau treniruoti, tai toks perėjimas buvo gana tolygus. Be krepšinio, kokių dar turite pomėgių ir interesų? Oi, daug, neskaitant dar daug sportų domiuosi, futbolų, tenisų ir pats žaidžiu ir kultivuoju. Mėgstu žvejybą, mėgstu keliauti, skaityti. Bendrai toks didelis pomėgių ratas iš tikrųjų. Koks žmogus sporte arba galbūt konkrečiai krepšinėje padarė didžiausią įtaką? Iš užsieniečių ar iš lietuvių? Nesvarbu. Jeigu taip tiesiogiai dabar per daug negalvojant, sakyčiau Jordanas iš krepšinio, iš futbolistų Zidanas, iš teniso Federeris. Tokias, mano mėgstamiausi sportininkai. Tiek turbūt. Sakinys, kuris apibūdintų jūsų krepšinio filosofiją. Modernus, intensyvus, atletiškas, daug individualaus žaidimo, bet kuris veda į galutinį komandos rezultatą. Taip apibūdinčiau. Ir pabaigai palinkėjimas Lietuvos moterų krepšinio gerbėjams. Pirmas linkėjimas būtų turbūt ateiti į sales. Atėjo palaikymo, nes be laikymo. Žinoma, tas krepšinis turi būti, kad jisai traukti žmonės, bet todėl tokios palinkėčiau daugiau palaikymo ir daugiau tokio draugiško palaikymo.